stovi ant tilto dvi blondinės ir ginčijasi, reiškia, ar Neris ar Nemunas po tilto. Ir tiek ginčijasi iki visiškų nesąmonių. Nu, jau viena ten iš vis įrodinėja, sako, žiūrėk, čia stopudovai yra Nemunas, nes Nemunas yra, vat jo bangos visiškai kitaip, supranti. O kita sako, ne, nu iki tokio jau daėjom. Nu gerai, tai aš tau sakau, kad čia 100% yra Neris, nes Neris yra, pažiūrėk, visiškai, va, čia yra va ta indigo spalva, supranti, kaip mano rankinuko, visiškai grinai yra kaip Neris. Žodžiu, susipyko juodai, susinervino, sako, viskas, aš einu į apačią, patikrinsiu, žinai, kas užrašyta. Grįžta po kurio laiko, visa nubrozdinta. Kraujas, žinai, susivėlus, alkūnės krauvinos, viskas, sako, nu, sako. Ne, sako, nei Neris, nei Nemunas, autostrada Vilnius Kaunas. Mano rekordas, nesigirsiu, 7 valandos 12 minučių be sustojimo. Vau. Iš 30, ačiū. Iš 32 klausytojų 28 užmygo. Po pasikalbėjimai žmonės apie Paulių komentaruose rašo, be jo būtų geriau. Ta pati sakė ir jo tėvas, kai mama pranešė, kad laukėsi. Na, lengvesnių tokių pradedam. Gerai. Gerai. Džiaugiuosi, kad sugrįžai į radijo eterį, nes nematyti tavo veido yra didelis džiaugsmas. Pauliaus sugrįžimas į M1 kaip socdemų į valdžią. Visi jau buvo pamiršę, kaip blogai gali būti. Gerai. Gerai. Biški priaugę svorio atrodai toks, ne? Ne. Aš irgi nutukčiau, jei mane tiek šertų komentaruose. Jeigu kalbintum Jonaitienę, vis tiek tu būtum labiausiai nekenčiamas žmogus tam pokalbį. Atsiprašau. Tavo labai didelė galva, Pauliau. Kai tu maunės maikė, atrodo, kad karvė veršiuojasi. Tu man paaiškink, kaip tu tokią didelę galvą sugebėjai Bertulį iš šikno sukišti ir patekti pasikalbėjau. Gerai, aš Paulius, tęsiu, ne? ne, pala. Paulius atrodo kaip Rolando Matėjukas, jeigu augtų be tėvo. Kai paskelbė, kad Paulius ves kitokius pasikalbėjimus, jis gavo 150 žinučių. Juose buvo rašoma, koks jis lopas, šūdas, nevykėlis ir taip toliau. Pauliau, tavo mama visada tokia palaikanti.